Deepfake – tai dirbtinio intelekto sukurta arba pakeista vaizdo ir garso medžiaga, kuri gali atrodyti visiškai tikra. Tikslas paprastas – apgauti. Priversti patikėti, kad žmogus pasakė ar padarė tai, ko iš tikrųjų nebuvo. Kaip tai veikia? Dirbtinis intelektas analizuoja tikrus žmogaus vaizdus ir balso įrašus, o tada sukuria naują įrašą. Veidas juda natūraliai, o balsas skamba pažįstamai. Kartais užtenka kelių sekundžių garso, paimto iš socialinių tinklų ar vaizdo įrašų. Jei gaunate neįprastą, skubų ar emociškai spaudžiantį prašymą, sustokite ir patikrinkite. Paskambinkite patikimų numerių, parašykite per oficialų vidinį kanalą arba pasitarkite su kolega. Svarbiausia, niekada nepriimkite sprendimų vien tik pagal vaizdo ar balso įrašą ar skambutį, ypač jei šaltinis jums neįprastas, nežinomas telefono numeris ar svetima paskyra. Įsivaizduokite situaciją. Gaunate žinutę ar skambutį ir joje vadovas sako, reikia skubiai pervesti pinigus, padaryk dabar. Balsas pažįstamas, viskas skamba įtikinamai, bet čia ir yra rizika. Todėl finansams ir vadovams galioja taisyklė. Skubus mokėjimai ir jautrus veiksmai nevykdomi vien tik pagal žinutę, vaizdo ar balso įrašą. Pirmas žingsnis – antras kanalas. Tai reiškia, neatsakinėkite tuo pačiu būdu, kuriuo gavote prašymą. Jei prašymas atėjo per Teams, elektroninį paštą ar WhatsApp, jūs nepatvirtinate ten. Vietoj to, paskambinate vadovui oficialiu numeriu iš įmonės kontaktų arba parašote per vidinę patvirtinimo sistemą. Tikslas – gauti patvirtinimą per patikimą kelią. Antras žingsnis – 4 akys. Tai reiškia, kad mokėjimą tikrina 2 žmonės. Vienas paruošia pavedimą, o kitas nepriklausomai patikrina, ar gavėjas teisingas, ar sąskaita nepasikeitė, ar prašymas tikras. Tik tada mokėjimas vykdomas. Deepfake dažniausiai laimi tada, kai mes skubame ir viską darome vieni. O kai sustojame, patikriname kitų kanalu ir įtraukiame antrą žmogų. Apgaulė dažniausiai subliūkšta. Kaip apsisaugoti? Būkite kritiški. Šiandien technologijos gali padirbti balsą net iš kelių sekundžių įrašo. Dažniausiai aukšto lygio vadovo balsų pavyzdžių galima rasti internete, televizijos įrašuose, radijo laidose, podcastuose ar reklaminiuose klipuose. To pilnai pakanka padirbti balsui, o kartais net ir vaizdui. Neskubėkite ir visada pasitikrinkite, net jei kai kuriais atvejais bijosite įžeisti vadovą. Po šio video to nebijokite. Šiandien to tiesiog reikalauja situacija. Darbe ir artimųjų rate susitarkite slaptą frazę nelaimės ar skubos atveju. Jei įtarėte apgaulę, paprašykite ją pasakyti. Deepfake patikrinimo įrankių internete yra ir jei gavote vaizdo ar garso įrašą, galite juos to naudoti. Į paiešką įrašykite Deepfake Detection Tools. Kadangi sritis dar nauja, sunku įvardyti vieną konkretų įrankį, tačiau populiarėjant deepfake sprendimai turėtų nusistovėti.